Šiandien mes turim vėl tą patį pacientą, kur prieš porą mėnesių darėm kairės akies apatinio voko plastinę operaciją, kadangi jį buvo įvirtusi ir gyvūnui kėlė nuolatinį konjunktyvitą akyje. Lygiai tas pats dabar pasireiškia dešinėje akyje, todėl mes šiandien ir atliksim vėl tą išvertimą, plastinę operaciją akies apatinio voko ir tuo pačiu šitą gražuolį iškastruosime. Manau, kad visiems labai įdomu, kaip tas yra daroma, todėl šiandien pasistengsim jums visiems parodyti, kaip atliekama operacija. Tai pirmiausia, mes pasiruošime. Turim nusiskusti vietą, kurioje darysime pjūvį. Tai nemaišytų mums plaukučiai. Biškai pabūsi kaip ir praeitą kartą tikras vyras su randais. Tai parodysim, kaip gražiai sugijo ana pusė, tai net žymės nesimato, atrodo, galbūt visai neseniai mes tai atlikome, o jau net žymės nėra, labai gražiai sugijo. Va, pažiūrėkit. Dar biškai matosi kažkur, tai va, kad nepilnai ataugę plaukai. Tai dabar lygiai tas pats. Taip, dabar mes pasiruošim akę, įsivalysim, dezinfekuosim. Tai dabar įsivalom akytę. Biškai papuolė mum plaukučių. Tada įsipilsim į akį geliuką, nes gyvūnai operacijos metu, narkozės metu jie nemirksi, todėl džiūsta ragena, mes ją sudrėkinam, kad jinai neišdžiūtų. Na ir pradėsim pasiruošimą šitoje vietoje, kur ir atliksim akies apatinio voko plastiką. Dabar man reikia pasiskaičiuoti, kiek man reikia padaryti išvertimą, kad ta akis nebūtų paskui išsivertusi labai. Todėl darysim šitaip, šitoj vietoj. Taip. Šitaip. Bandysim išimti šitiek. Ir tada visada geriau kelis kartus pasimatuoti, negu iš karto išimti daugiau. Todėl, kad paskui galim prisidaryti reikalų ir pasidaryti tokią nelaimę. Nes paskui gali būti jau bėda ir galim per daug išimti odos ir jau tada būtų problema, nes gyvūnas būtų labai išsižiojęs, išmerkta akis. Dabar pašalinsim odą. Na va. Nusiemam šitą dalį, kiek yra išsižioję, dabar žiūrim. Jeigu aš čia pritempsiu, praktiškai nelabai kas ir keisis. Vadinasi, dar tikrai turiu nemažai nukirpti, kad truputėlį būtų išvertimas. Nagi pažiūrim. Dabar. Na va, kažkas panašaus jau, kai mes jau atsidarinėję akis. Bet mums šitos vietos dar reikia taipogi nuimti, nes čia man gražiai jau atsimerkia, išsiverčia vokas, tačiau šita dalis dar man praktiškai nieko neduoda. Todėl dar ir iš čia turiu nuimti daugiau odos. Dar truputį įsipjausim, nes vis tik per mažai. Dar yra per mažai. Na va, dabar bandysim siuvimo procesą. Atlikus
kelių vietų fiksacija. Aš dar kartelį įsivertinu, kokia yra padėtis. Ar man tikrai nereikia dar truputėlį nuo jį paimti, bet aš manau, kad man dar truputį reikėtų šiek tiek keliais milimetrais, nes jeigu aš tai paliksiu, ta perteklinė oda, jinai toliau gyvūnas dar biški kažkiek augs ir jos bus daugiau. Tai vėl gali būti taip, kad man įvirs į vidų. Todėl aš truputėlį turiu dar šiek tiek atverti akį, labai minimaliai. Ir tada jau prisiūti. Tada jau garantuosiu, kad mano darbas bus 100% ir bus viskas gerai. Taip, tai operacija kaip ir baigta. Mano asistentė Akšė, hello. Nuvalo žaizdą dabar. Ok, thank you. Ir dabar galim pažiūrėti, kaip gražiai. Can you take that? Kaip gražiai atrodo. Čia truputėlį yra paėtynis. Čia dar pirštas laikosi, bet va matosi, kaip gražiai susidėliojo. Ir bus identiškai kaip kitoje akyje. Įvirtimo nebebus. Nu, štai operacija baigta. Manau, kad akys bus vienodos.